Sveiki. Tai kaip kiekvienoje medaus statinėje turi būti šaukštas deguto, tai mane pakvietė tą šaukštą čia įnešti. Kadangi dar dirbdamas Lietuvos televizijoje buvau rakštis tam tikroje vietoje, tai čia šitoje konferencijoje irgi tą rakšties vaidmenį pamėginsiu atlikti. Tiesiog šiek tiek pasakysiu apie mano patirtį. Aš 92 metais pradėjau savo žurnalistinę karjerą Lietuvos televizijoje. Per tą laiką yra tekę dirbti visose didžiausiose Lietuvos televizijose, to pačiu ir komercinėse, ir teko praeiti visą grandinę nuo pačių žemiausių pareigų iki vadovaujančių pozicijų. Dėl to galiu pasakyti, kaip tos įmonės veikia ir kokią naudą galima išpešti į jas šiek tiek žvelgiant. Taip pat dar dirbdamas Lietuvos televizijos programų direktoriumi esu paruošęs išsame analizę BBC strateginių dokumentų, pateikęs ją LRT tarybai, ir būtent iš ten ir gimė tas kitoks požiūris į visuomeninį transliuotoją ir jo misijos atlikimą, kitoks negu šnekame mes čia dabar ir štai šioje salėje. Ir realiai tas požiūris, jisai prasideda nuo suvokimo, kas yra televizija ir radijas. Ir visų pirma, radijas ir televizija, ypač televizija, yra masinės komunikacijos kanalai. Valstybei jie būtent tam ir naudingi, kad suteikia galimybę labai greitai ir paprastai pasiekti masinę auditoriją. Jeigu jie nepasiekia masinės auditorijos, valstybei, visuomeniai iš jų visiškai nėra jokios naudos. Ir iš to išplaukia du esminiai uždaviniai, kuriuos visuomeninis transliuotojas privalo įgyvendinti. Pirmas be abejo yra skleisti visuomeninius uždavinius įgyvendinančią kokybišką informaciją ir kokybišką turinį, bet dar svarbesnis arba nemažiau svarbus antras uždavinys, tai yra užtikrinti, kad šitas turinys pasiektų masinę auditoriją. Kai mes kalbam apie reitingus ir sakom, kad visuomeninis transliuotojas neturi vaikytis reitingų, tai yra netiesa. Visuomeninis transliuotojas turi kariauti ir kovoti su komercinėmis televizijomis dėl reitingų. Turi kariauti ir kovoti dėl reitingų su propagandiniais kitų šalių kanalais, tam, kad mes pasiektume, kad mūsų kuriamas turinys pasiektų visuomenę ir formuotų toje visuomenėje tai, ką mes norime formuoti. Dabar nuolat kalbama apie tai, kad visuomeninis transliuotojas privalo transliuoti daugiau kultūrinių, analitinių, visuomeninių, kitokių intelektualių programų ir dar džiaugiamasi, kad jų atsirado pastaraisiais metais daugiau, kas yra tikrai nuostabu. Ir kalbama, kad neva tai ir yra visuomeninio transliuotojo misijos vykdymas. Ne, nėra. LRT ir ypač Lietuvos televizija šiuo metu nevykdo visuomeninio transliuotojo misijos, nes dideliu tempu praranda auditoriją. Per pastaruosius 3 metus prarasta yra beveik ketvirtadalis turėtos auditorijos, per pastaruosius 7 metus prarasta beveik pusė turėtos auditorijos. Tai apie kokį misijos vykdymą galime kalbėti, kokią edukacinę misiją gali vykdyti, sakykime, mokytojas, jeigu jisai, kad ir labai reikalingus dalykus, kalba visai tuščiai arba pustuščiai klasiai. Ir šitame kontekste dažniausiai pradedame kalbėti, kad jeigu mes siekiame auditorijos, tai tada turime atsigręžti pramoginius kanalus, į masinės pramogas, rodyti, atleiskit užsireiškimą, daugiau nuogų papų. Ir tai tikrai padeda, patikėkit manim, bet tai net ta problemos esmė yra. Didžioji problema yra ta, kad dabar kultūrinių, edukacinių ir kitų visuomeninių laidų kūrėjams nekeliami visiškai jokie, nei kokybiniai, nei auditorijos reikalavimai. LRT taryboje ir administracijoje vyrauja įsitikinimas, kad vien intelektuali laidos tematika užtikrina visuomeninės misijos vykdymą, visiškai nekreipiant dėmesio į laidos pasiektą rezultatą. Kam stengtis, jeigu iš manęs nieko nereikalauja, tik pavaryti bet ką ir bet kaip svarbu į temą. Nesvarbu, kad tokią laidą žiūri vos 1%, o dažnai dar mažiau Lietuvos gyventojų. Tai apie kokios misijos vykdymą tokiu atveju galime kalbėti? Ką mes išugdysime, jeigu nepasiekėme tų žiūrovų, kuriuos ugdyti norime? Jeigu iš esmės už milijonus mokesčių mokėtojų pinigų veikiantis televizijos siųstuvai tiesiog šildo orą. Todėl kalbant apie visuomeninio transliuotojo atliekamą misiją, visų pirma, privalu kalbėti ir apie būtinybę pritraukti masinę auditoriją. Ir šį reikalavimą pirmiausiai kelti edukacinių, kultūrinių, visuomeninių laidų kūrėjams.
Ir taip žinoma, aišku, žymiai sunkiau su kokybišku turiniu pritraukti auditoriją, negu rodant kažkokios krivickistinės žurnalistikos perlus. Sutinkam. Bet už tai mums ir moka žmonės pinigus. Už tai visuomeninis transliuotojas ir gauna papildomą visuomeninį finansavimą, kad jisai šį uždavinį įgyvendintų. Ir iš tikrųjų problema ne pinigai ir ne jų kiekis. Problema yra klestinti tinginystė, bukumas, nenoras tobulėti ir elementariausias nemokšiškumas, kurie keroja ne tik nebaudžiami, bet ir skatinami. Ir kaip tik dėl to 10 milijonų mokesčių mokėtojų pinigų yra kasmet tiesiog išmetami į balą. Ir LRT kontroliuojančios institucijos privalėtų suformuluoti pagristą ir aiškų skaičių, kokią dalį šalies gyventojų privalo realiai kasdien pasiekti visuomeninės transliuotojas, kad jo kūriamos ir transliuojamos programos visuomeninius uždavinius įgyvendintų iš tikrųjų, o ne popieriuje. Ir tuomet griežtai reikalauti, kad šis kokybinis ir kiekybinis uždavinys būtų nuosekliai vykdomas. BBC tai matuoja labai paprastai. Jie paklausia žmonių ir paklausia reguliariai. Ar visuomeninis transliuotojas padeda jums suprasti, kaip funkcionuoja valstybė? Ar visuomeninis transliuotojas padeda jums susivokti šalies istorinį kontekstą? Ir taip toliau ir panašiai. Ir visi šitie klausimai yra įtraukiami į strateginės gairės. Tai yra, kiekvienas uždavinys yra paremtas štai tokiu klausimu, kuriuo paskui matuojama visuomenės nuomonė. Bet visuomenės nuomonę mes galim tik tada pasiekti, kai mes tuos žmonės pasiekiam. Kai jie mus mato, girdi, myli ir žiūri, o ne tada, kai mes patys savo esam labai įdomus. Anksčiau šita problema yra skaudi, bet jinai yra realiai tik simptomas. Priežastis yra kažkur daug aukščiau. Ir pirmiausia, tai yra nelabai tikęs LRT įstatymas ir juo labiau netikęs LRT valdančių bei kontroliuojančių institucijų formavimas. Pavyzdžiui, BBC chartijoje yra apibrėžiama, kad visuomeninis transliuotojas pirmiausiai tarnauja mokesčių mokėtojams. Mes dažnai operuojame terminų visuomenė, visuomeninis. Anglai tai labai konkrečiai vardino. Tai yra ne visuomeninės organizacijos. Tai yra mokesčių mokėtojai. Ne parlamentas, ne vyriausybė, ne karalienė, o žmonės, o žiūrovai. Ir LRT įstatymas, suteikdamas teisę visuomeninį transliuotoją kontroliuoti tik Seimui, prezidentūrai ir saujeliai nomenklatūrinių organizacijų, iš esmės pažeidžia mokesčių mokėtojų interesą užtikrinti profesionalią, kokybišką ir bešališką visuomeninio transliuotojo kontrolę. Didžiausia tokio iškreipto neva visuomenės atstovavimo problema yra ta, kad visuomeninio transliuotojo kontrolė yra užkraunama žmonėms su visa derama pagarba, kurie neturi jokio profesinio supratimo, kaip veikia ir kaip turi veikti tokia žiniasklaidos įmonė kaip LRT. Pavyzdžiui, BBC taryba yra renkama atviro ir nepriklausomo konkurso būdu, kurį vykdo nepriklausoma vadovaujančių darbuotojų paieškos agentūra. Pagal konkurso nuostatas į BBC tarybos narius gali pretenduoti bet kuris šalies pilietis, atitinkantis 2 esminius kriterijus. O jie paprasti. Pirmas yra visuomeninių uždavinių išmanimas ir pasiryžimas juos įgyvendinti. Ir antras, ko mums labai trūksta, tai yra profesiniai reikalavimai būtini dirbant žiniasklaidos korporacijos vadovybėje. Tai yra, kandidatai privalo turėti pirmiausia vadovaujančios ir profesinės patirties vienoje iš visuomeniniam transliuotojų būtinų sričių. Kaip tokių, ko mes negalim skųstis, žurnalistika, bet taip pat televizijos radio programų kūrimas ir planavimas, teisė, finansai, įmonės ir personalo vadyba, kultūros vadyba, rinkodara bei viešieji ryšiai ir taip toliau ir panašiai. Yra pateikiamas labai konkretus visuomeniniam transliuotojui būtinų profesijų sąrašas, kurios turi būti atstovaujamos BBC šiuo atveju taryboje. Lietuvoje tas faktas, kad Lietuvos visuomeninio transliuotojo nariams ir beje vadovybei nėra keliami jokie profesiniai ir vadovavimo patirties reikalavimai ir nulėmė tą faktą, kad LRT taryba jau daug metų iš esmės nepajėgi kokybiškai atlikti savo prievolės. LRT taryboje nėra nei vieno specialisto, kuris galėtų profesionaliai įvertinti, pavyzdžiui, televizijos ir radio programų struktūrą bei jos efektyvumą.
radio televizijos technikos, radio televizijos programų, užsienio produkcijos pirkimų būtinumą ir kainos pagristumą. Nėra žmonių, kurie bent jau profesionaliai galėtų perskaityti televizijos reitingų lentelę, ją išanalizuoti ir pasakyti, kas tenai darosi. Dėl to labai lengva tarybos nariais manipuliuoti, ką aš nekartą sudaręs dirbdamas programų direktoriumi. Nes jie nesupranta, kas ten parašyta. Gali pasakyti ir jie tiki, arba netiki, pasirinktinai. Lygiai taip pat nėra žmonių, kurie galėtų profesionaliai išanalizuoti LRT biudžetą, atrasti jo trūkumus, surasti užsilikusius pinigų švaistimo mechanizmus, kurių dar yra labai daug. Ir pateikti pagristus pasiūlymus jiems šalinti. Nėra ne vieno žmogaus, kuris susigaudytų techninių ir kūrybinių resursų rinkos kainose. Dėl to vadovybė gali pirkti, ką nori ir kaip nori, ir niekas nepasiginčys, nes tarybos nariai neįsivaizduoja, kiek tas turėtų kainuoti. Ir lygiai taip pat neįmanoma kontroliuoti, kaip efektyviai LRT išnaudoja visuomeninės lėšas. Kol iš LRT tarybos narių nebus reikalaujama jų darbui būtinos profesinės patirties, tol LRT taryba iš esmės funkcionuos kaip kišeninis deleguojančių organizacijų bei LRT administracijos organas, paskendęs smulkiuose, nereikšmingose ginčiuose. Institucija, kurios posėdėje laidos anonse aptarimas trunka 2 valandas, o biudžeto patvirtinimas ir didėjantis skolų našta aptarinėjama gal 15 minučių. Būtent aukščiausios prižiūrinčios institucijos kompetencijos trūkumas didelė dalimi ir nulėmė sunkią LRT finansinę padėtį. Nuolat kalbama, kad visuomeniniam transliuotojui trūksta pinigų ir būtina didinti finansavimą. Taip, lėšų trūksta. Lėšų trūksta kurti laidoms, projektams, filmams, bet trūksta jų ne dėl to, kad finansavimas blogas. Mes visi norėtume, kad jisai būtų didesnis. Ne čia problema yra. Problema yra tai, kad didžioji dalis LRT skiriamų mokesčių mokėtojų pinigų yra išleidžiama ne visuomeninių uždavinių vykdymui, o griozdiškos, moraliai pasenusios ir, pabrėžiu, visuomeninių uždavinių įvykdymui nebūtinos LRT gamybinės bazės, nekilnojamo turto ūkio ir juos aptarnaujančių techninių darbuotojų armijai išlaikyti. Taip, pastaruoju metu LRT administracija tą armiją po truputėlį mažina, tačiau tai tik tai kosmetiniai pakeitimai. Jie nesprendžia esminių visuomeninio transliuotojo veiklos efektyvumo problemų. Galbūt iš pažiūros sunku suvokti, bet technikos įsigijimas, nekilnojamo turto bei techninės bazės išlaikymas ir jų komercinė nuoma nėra visuomeninių uždavinių įgyvendinimas ir jis neturi būti tiesiogiai finansuojamas mokesčių mokėtojų pinigais. Šiandien už mokesčių mokėtojų milijonus įsigyta LRT technika yra pusvelčiui pernuomojama komerciniams televizijoms. Normalu, nes neturima pinigų savo laidoms daryti, neturima pinigų projektams kurti. O pinigų nėra, nes didžioji biudžeto dalis yra skiriama gamybiniai baziai ir visam biurokratiniam aparatui išlaikyti. Todėl užuot rūpinėsi visuomeninių uždavinių įgyvendinimu, visuomeninis transliuotojas rūpinasi, kam pusvelčiui iškišti brangiai pirktą, bet staiga nereikalinga tapusią techniką. Taip ne tik iškreipiama rinka, bet ir visuomeninės lėšos yra nesąmoningai naudojamos komercinių televizijų pelnui didinti. Realiai šiandien yra tiek rinkoje gausų nepriklausomų televizijos paslaugų tiekėjų ir technikos tiekėjų ir kūrėjų, kurių darbo kokybė atitinka aukščiausius kokybinius kriterijus, kad iš jų galima pasirinkti bet ką, ko reikia visuomeniniam transliuotojui. Būtent dėl to visos Lietuvos komercinės televizijos jau dabar atsisakė nuosavų gamybinių bazių bei visų jas aptarnaujančių darbuotojų. Produkcija yra perkama rinkoje už rinkos kainą. Tuo tarpu Lietuvos televizijos ir radio turima gamybinė bazė funkcionuoja kaip monopolistas įmonės viduje, kuris neužtikrina nei kainos efektyvumo, nei veiklos kokybės. Ir taip milijonai mokesčių mokėtojų kasmet yra išvaistomi ne naujų laidų kūrimui ir transliavimui, bet tuščių apsukų palaikymui. Ir visuomeninį transliuotoją skandina didžiuliai visuomeninių uždavinių įgyvendinimui nereikalingi fiksuoti kaštai, kuriuo atsikratyti neįmanoma be esminių struktūrinių reformų. Labai greit pabaigsiu. Realiai reikia suprasti, kad radijas ir televizija neprivalo būti pririšti prie brangiai kainuojančios
ir juos skandinančios techninės gamybinės bazės. Į atskirą įmonę atskirtas LRT technikos centras galėtų ir toliau tiekti komercinės paslaugas visoms televizijoms, įskaitant komercinės, tačiau be tiesioginių biudžeto subsidijų, neiškreipiant rinkos ir lygiomis sąlygomis konkuruojant su nepriklausomų paslaugų tiekėjais. Tuo pačiu LRT galėtų atgimti ne kaip beviltiškai pasenęs vos pajudantis monstras, o energingas, lankstus, inovatyvus, profesionalus visuomeninis transliuotojas, kuris mokesčių mokėtojų pinigus panaudoja pirmiausiai televizijos ir radio laidoms kurti bei transliuoti, tai yra įgyvendinti visuomeninius uždavinius. Tai būtų toks transliuotojas, kurio mes visi galėtume pagristai didžiuotis. Bet tam, kad jis toks taptų, būtinas kitoks požiūris ir į visuomeninį transliuotoją, ir į jo atliekamą misiją. Ačiū už kantrybę. Ačiū Jonai.